Gerai, šiandienos tema yra skaičiai skaičių tiesėje. Gerai, pirmiausia, kas yra skaičių tiesė? Tai yra mūsų x ašis, x tiesė, kurioje mes šiandien pažymėsime visus skaičius. Gerai, pirmiausia, kad pradėti žymėti skaičius skaičių tiesė, mums reikia atskaitos taško. Atskaitos taškas pažymimas bet kurioje vietoje ir pažymimas nuliu. Nulis. Atskaitos taškas nulis. Nuo nulio į dešinę pusę eis mūsų vienetinė atkarpa. Vienetinė atkarpa yra jūsų pasirinkta atkarpa. Tokio dydžio, kokio norite ilgio, jinai gali būti tokio, gali būti štai tokio ilgio, gali būti vienetinė atkarpa, visiškai nesvarbu. Jūs patys pasirenkat ją. Ir, aišku, jūs galite pasirinkti atkarpos reikšmę. Tarkim, aš noriu, kad šita atkarpa būtų vieno dydžio, vieneto dydžio. Tai nuo 0 iki 1 yra štai toks atstumas. Taip? Tai dabar, jeigu aš noriu pažymėti dvejetą šitoj skaičio tiesiai, tai aš turėčiau atidėti lygiai tokį pat atstumą, kai buvo nuo 0 iki vieneto, tai nuo vieneto iki dviejeto turėtų būti lygiai toks pat atstumas. Tokiu būdu aš galėsiu pažymėti skaičių 2. Ir taip toliau, jeigu norėčiau pažymėti 3, 4 arba 5, turėčiau atidėti kiekvieną kartą tokį pat atstumą, tokią pat atkarpą, tokio pat dydžio atkarpą. Gerai, o kas bus, jeigu aš eisiu į kairę pusę, į kitą pusę, tokius pat atstumus atidėsiu? Tai jeigu aš atidėsiu tokį pat atstumą į kairę pusę, atsiranda neigiami skaičiai ir nuo 0 į dešinę yra 1, nuo 0 į kairę yra minus 1. Taigi, jeigu atidėsiu nuo 0 į kairę vieną mano vienetinę atkarpą, aš gausiu minus vienetą. Jeigu aš norėsiu gauti minus 2, aš turėsiu atidėti dar vieną tokį pat atstumą, kaip nuo 0 iki minus 1, tai nuo minus 1 iki minus 2 irgi yra toks pat atstumas ir mes gauname minus 2. Taigi mes skaičių tiesėje dabar žinome, kur žymimi teigiami skaičiai po dešinio nuo 0 ir neigiami skaičiai iš kairės nuo 0. Gerai, dabar dar vienas dalykas. Kiekvienas šitas skaičiukas gali būti žymimas raide. Tarkim, 0 dažniausiai žymimas O raidė. 0 dažniausiai žymimas O raidė. Jūs galite pasirinkti kokį norit, galite A, B, C, nesvarbu, visiškai galėsit pasižymėti kaip norit, bet dažniausiai 0. Gerai, sekantis vienetas, vienas taškas, galima pažymėti A raidę, B raidę, C raidę, D raidę ir taip toliau. Tai dabar, jeigu aš jūsų paklausčiau, kokia yra B taško koordinatė, tai mes galėtume užsirašyti štai taip, kad B taško koordinatė yra 2. Tai jinai yra dvejetukė, dvejetė tas B taškas. Jeigu aš paklausčiau, kokia koordinatė yra taško C, tai mes galėtume užsirašyti, kad koordinatė taško C yra minus 1. Štai taip užsirašo tos koordinatės tų taškų, kurios mes dabar pažymėjome. Kas atsitiks, jeigu aš turiu tiek daug taškų, kad net man trūksta raidžių? Tarkim, aš turiu 50 taškų ir man visus juos reikia pažymėti raidėmis. Tai aš galiu dvigubinti raidės. Aš galiu parašyti, kad taškas minus 2 vadinasi DD.
arba DA, arba AD. Galiu pavadinti kaip noriu, galiu dvigubinti, trigubinti raidžių kiekį. Galiu, kiek noriu, galiu pačias raidės galiu žymėti skaičiais. Aš galiu pažymėti O1, o kažkur kitur bus O2 taškas. Galima netgi taip daryti. Taigi dar kartą. Skaičių tiesėje X turime pirmiausia pažymėti pradžios tašką, nulinį tašką, pažymėti atkarpą vienetinę ir tik tada galim nuspręsti, kur yra visi kiti taškai. Bet mes patys padarome pirmus žingsnius. Patys nusprendžiame, kur yra nulis, kokio ilgio yra vienetinė atkarpa. O visa kitas jau yra tiesiog darbas rankomis ir viskas. Dabar, jeigu yra klausimų. Todėl, kad aš galiu vadinti taškus raidėmis su skaičiais. Tarkim, jeigu man pritrūks raidžių, aš galiu pavadinti O1. O tarkim, kažkoks trečias taškas pas mane bus O3 arba O2. Taip, jeigu ta pati raidė kartojasi, aš galiu prie jos prirašyti arba dar vieną raidę, arba skaičiuką. Kaip simbolį. Taip. Taip, jeigu dabar toj pasibaigs klausimai, tada galima bus taip, taip. O galima tiesiog skaičius vadinti? Skaičius vadinti, tu tiesiog susipainiosi. Geriau nevadinti skaičius skaičiais. Ta prasme, jeigu tu nori nulį pavadinti nuliu, o vienetą vienetų, po to gali susipainioti, taip nedaroma. Arba tiesiog, jeigu ten nulis bus vienetas, o vienetas bus trejetų, o dvejetas bus penketų, tai nelabai gerai. Tik raidėmis. Skaičiukus raidėmis.